Kviečiu kalbėti Seimo narį Julių Sabatauską, kuris gimė tremtyje, nes jo tėvai 1941 metų birželio 14-ąją buvo ištremti sovietų represinių struktūrų. Kadangi jis tremtinio vaikas, jam tiesiog į teisę įstoti, tai tais laikais buvo neįmanoma. Jis sakė, galėtų dirbti bet ką, nes jis ir dirbo bet ką, kai mes baigėme. Jis turėjo be galo daug darbų papildomai, todėl kad už vieną atlyginimą baigus tiesiog buvo neįmanoma pragyventi. Tai ir namus statė, ir virino, ir žiedus darė, viską darė. Kad tik reikėjo. Taip. Kartais, jeigu kalbant apie tėtį, tai aš norėčiau, kad jis nebūtų politikas. Nes man būtų paprasčiau čia iš savo naudiškų paskatų. Klausinėdavau mamos anksčiau, ar tu nebijojai prarasti šitokio gražaus vyro. Tai sakė, ne, sako, tai čia už manęs eilės reikėdavos. Tėtis turėjo pasirungt. Tai, nežinau, buvo labai gražus, tokie hipiškas tas nuotraukas, laiką atsimenu, iš jų maždaug kolūkio laikų. Plačios kelnės, tokie akinukai, dabar maždaug kaip tokie tamsus. Tokie stilegi.